papasakok, Petrai, kur mes dabar esame? Kaip Darius sakė, nelegalus ralio muziejus. Dusetose. Tai va, ir nuo ko jis prasidėjo, čia, pavyzdžiui, tautietį, tautietį Dalius važinėjo iš čionai ir mes iš seno su juo pažįstami ir su tuo pačiu raliu, su Giedriumi ir va čia visa pradžia tai va, nuo tų maikučių galima sakyti, prasidėjo. Čia va, viskas yra čia, rinkau kaip Giedriaus ir Daliaus atributiką. Ir tada turėjau dar visokių, tai va ir šovė tas visas. Man, po truputį. Jo. Ypač va čia labai jau vertinami dalykai. Ir čia irgi yra istorijos tos. Kiek laiko jau viską tą darai? Oi, aš jau, kai ralis jau nuo kokių 76-8 metų, čia kai būdavo dar dopai tie, čia Devainių, ten Vasakmumas, čia tas sąjungos čempionatai buvo ant Sartų ežero dar čia, tai va, tas viskas nuo to. Po biškį renkė ir susirenkė. Čia va, pavyzdžiui, ir ką draugai randa ir veža, man žinau, kad čia Petrui reikia. Čia va, pavyzdžiui, va šitie va. Čia buvo išmesti šiukšlių dėžiai. Tvarkingai maišelį sudėti. Čia tau buvo reikalų viską atsirinkti. Jo. Jo, čia turi, tų filmuotos turi medžiagos. Oho. Irgi čia yra šralių. Šralių čia giminė, vienu žodžiu, dabar irgi ruošiu ten tą video, tą televizorių su video ir čia bus dėta ir bus galima pažiūrėti. Čia irgi nuo senų laikų tos visas filmuotas medžiagas, čia bus įdomu pažiūrėti. Patiem yra listam kai kurie yra. Tada dar tos va, čia va irgi labai senos kelio knygos. Yra su parašais. 2000-ieji. Čia ir čia irgi sakau, kas. Ir viską tau čia suveža draugai, fanai, pažįstami. Jo, pats renku, tai aš taip kolekcionuoju daug ką, tai vat, man tas prigimta. Arnino Vesikonio dar irgi, va, čia kaip jis važinėja, tai irgi. Va čia va, yra su parašais. Ir į kažką atributikos tokios. Norėjau kampelį, bet man čia maža. Ir butvelo, ir padėkas. Čia, nežinau, yra kas ką. Va čia va, ir nuotraukos, jo. Visai svarbus kampelis. Labai čia man pasakau. Ir tas va čia va yra tas, kur Sartuose buvo, ant Sartų ežero. Aha, čia kai dar treko laikai. Čia kaip ir kiek, man atrodo, sąjungos čempionatas čia buvo. Tik nežinau tiksliai kelinti čia metai. Bet ir va čia pačio daryti dar tas. Tai va Brunzas, čia yra daug tų veidų, kurių, aš nelabai pažįstu, bet čia gal kaip visi tikrai atpažins save. Kelio knygos Daliaus dėka. Irgi, jis ir šiaip dabar jau man jau, kai daug maž pažįstu, žino, ką, dėl ko, kaip ir tada man veža visi. Yra eksponatas. Unikalus eksponatas čia, bet irgi žymybė čia yra Daliaus žmonos stringai. Bet kur nepamatysi. Ne, tai sakė Dalius, kai jau čia man tą davė su Laima, tai sakė, iš viso būdų jis iš namų žmona. Tai va, čia tą irgi seminu, čia Vaitasis, yra irgi mūsų tautietys. Nežinau, tokius sakau, viską kraunu čia. Ir va dabar tokia idėja, ten norėjau padaryti tokį kiekvieno etapo to. Aha. Bet yra labai sunku. Nes turi viską. Jo, yra kai kas, nori, bet taip, prisiprašyti. Kaip ir, bet čia idėja tokia kilo.
Tiesiog Nežinau. padaryti kiekvieną. Jo, nu čia yra, jie yra išmetami dalykai. Nu. Taip. Yra retas, kuris čia tą daro. O yra dundukai, tie vadinami, kurie įdomu. Tie kvietimai visi irgi tokie, irgi atrodo. Jie irgi, Leidimas kažkaip, jo, tokie va čia. Trekai ten visi darsi užsienų. Irgi, jų nėra niekur. Ne, čia visa istorija. Jo, čia bandai surinkti. Tai irgi, bet ten visokių dalykų irgi ten žurnalai, ten tie patys kalendoriai, tas lipdukai yra prispausti dabar čia irgi ten visi. Paskui jie kažkaip tai kažkur tai reiks bandyti. Čia va prikrauta tų, atrodo lipdukai, bet jie, irgi. Taip įrankės yra. Yra, jo, ten viskas bandau įsaugoti, o kaip čia pasiseks. Jeigu kažkam paskui vaikam reiks, ne. Bet manau, gal įsaugos, pritarė tam dalykui, pritarė. Čia nedarė. Joanas Joanas, Ivanaitas. jo. Vėliava. Matau Samį Pajarį, kuris dabar varžosi. Jo, čia mano kumyras. Kuris dabar Tas kampelis va toks. O, geras, šitai visai daug jo. Nu va. Ir pats. Jo. Ką dar tau galėtų atnešti ralio fanai? Viskas, ką galvoja, mest viską, prašom, neškit, aš pritaikysiu. Va čia va dar tie tokių. Tai yra čia čempionai mūsų. O. Čia va įdomus eksponatai, bet čia yra, nežinau, čia labai lyga ir Modeliukai. modeliukai, jie brangus ir čia, sakiau, iš vis porą kokių turėti. Bet kaip ten su to pora buvo. Bet jau ten prižadėjau, kad nelysiu šitam, kaip sako, mėšlą. Čia labai, brangu. O čia draugas toks Artūras yra ten, abudu irgi, ir jis renka ten panvežėtis, tai irgi, sakėm, nelysim ten, jau nelendam į tą mėšlą. Po to paskambino, sako, čia turguje esu, sako, yra keletą modeliukų. Tai sakau, gal ar pirkai ar ne? Sako, nupirkau vieną. Tai sakau, ir man paima. Tai va, čia tokie, sakau, va, paprasčiausi dalykai, va, maišeliai tie. Tie patys maišeliai. Jo. Irgi juos kažkaip komponuoti. Tie maišeliai, ženkliukai, va tokie irgi. Netgi tušinukai. Jo. Tai visai turbūt, kas sunku, tokių, va, nelabai yra. Yra kažką, nupirki kažką, dovanų gauni. Tie va, kalendariukai, bet jie irgi, čia, jie retenybė irgi. Aš irgi turiu dar porą kalendariukų, tai, manau, Tai jeigu aš juos surasiu, žinosi, jo, ir draugam pasakyk, kam reikia, ir tokių visų. Ar kaip galima pas tave atvykti, ar susisiekti su tavim, ar... Nežinau, kas pažįstate, prašom, visi. Kas domis tuo dalyku. Tau čia panašu, kad reikės priestatą statyti. Nežinau čia. Pradžiai žiūrėsim, kaip toliau ten. Kai dabar, jeigu pamatys filmuotą daug kas, tada galvos, jis ne veltui čia vaikšto tą dalyką. Priprašo dalyko. Čia labai unikali vieta ir labai... Kas supranta, taip. Ir visą tą labai be galo smagu pamatyti, atsiminti. Jo. Iš tų senesnių laikų, kaip viskas buvo ir kur mes dabar esam. Ta prasme, Taip, tai aš, pavyzdžiui, kiekvienas daiktas kažką turi, visiems, iš kur jo ir kaip. Įdomu. Tos savo kelio knygos, man irgi brangus dalykas čia yra. Čia tas
VRC ten visas yra. ERC yra. Visokios. Viską krauni. Yra čia dar visą. Tik tai juos reikia kažkur tai kažkaip. Realiai neišsenkamas lobynas čia pas tave. Jo. Sakau, čia man dabar tai užkrėtė, tuo motokrosu užkrėtė dar, tai iš vis laisvų dienų nėra. Viskas realiai. Nu, ačiū žmonai, kurie kenčia. Nu, čia užsigrobė visą palėpę. Nu, čia jo, palaiminau, tai aš galvojau, kaip daryti, čia visas kampai visokie, baldai, vėl nieko nenupirksi, va tokių, nu, tada užsakyti čia, galvojau, kad čia labai prasisukt pigiau, bet to nesigauna tas dalykas. Nu, gal surado bendruomenę dar kažką pasiūlys, Nu, nežinau. pamatysim. Jo. Ne, nu, svarbu pamatys, nu, visiems, nu, Lietuvoje čia mažai kas tokių yra, ten keletą, žinau, kurie taip renka, bet mažai taip. Nuostabu. Ačiū. Ačiū. Ačiū.